Birutė Bagdonienė. Šiaip jaunimas mane vadina Birutė. Esu kultūros darbuotoja ir jaunimo organizacijų steigėja. Jaunųjų lyderių klubas tai man yra vieta, kurioje galiu dalintis savo tiek žiniomis, tiek patirtimi, tiek tom pačiom idėjom. Visą laiką mane žavėjo jaunų žmonių atsidavimas. Ir atsidavimas iš širdies. Pokyčio matymas ir yra pats didžiausias motivatorius dirbant su jaunimu. Jaunųjų lyderių klube iš tikrųjų labai smagu matyti tas žibančias akis. Labai smagu matyti, kaip atėjęs žmogus keičiasi jo mąstymas. Iššūkių yra nemažai. Tai pirmiausiai keisti jaunimo požiūrį. Keisti požiūrį į tai, kad jie patys turi dirbti ir patys turi stengtis dėl savęs. Nes kažkaip vyrauja toks požiūris, kad jiem viskas turi būti paduota. Mano principas yra visiškai kitoks. Tai yra, kad patys jauni žmonės turi dirbti, turi stengtis ir pasiimti kuo daugiau, būtent tik tais savo asmeninių savybių tobulinimui, savo įgūdžių tobulinimui. Ir pirmiausiai tai galbūt surasti save ir atskleisti savo tas gerąsias savybės, stipriąsias savybės, kurios jiem po to padeda ir tolimesnėme gyvenime. Aš galbūt ir pasakyčiau, kad jeigu organizacijoje jaunas žmogus supranta, kas yra atsakomybė, tai jau yra didžiulis pliusas. Nes išėjus taip vadinamai į gyvenimą, labai daug prireikia tos atsakomybės ir prisiėmimo ir tiek įgyvendinant ar dirbant paprasčiausius darbus. Jaunųjų lyderių klubas yra puikia vieta jaunimui. Ugdyti pasitikėjimą savimi, pasitikėjimą savo ateities perspektyvoms, atrasti stipriausias savybės, jas stiprinti, įgyti patirties įvairiose veiklose. Tiek projektų rašymo ar jų įgyvendinimo, organizuojant įvairias akcijas, renginius, nes tai jauniems žmonėms suteikia pasitikėjimo savimi. Jauni žmonės lyderių klube ne tik įgyja pagrindus savo ateičiai, bet ir padeda bendraamžiams bei visam Rokiškio miestui. Ir galima tik džiaugtis jaunųjų lyderių klubo veikla. Per tą 20 metų yra padaryta tikrai labai daug. Pirmoji jaunųjų lyderių karta buvo tiesiog vulkaninė. Jie norėjo keisti pasaulį, daryti didžiausius dalykus, turėjo labai daug svajonių, ką jie nori įgyvendinti. Bet per tuos metus jie pasaulio nepakeitė, jie pakeitė save. Tai va čia toks labai didžiulis buvo atradimas, kaip veikla jaunimo organizacijoje keičia jaunus žmonės. Aš esu Milda, viena pirmųjų jaunųjų lyderių klubo narių, įkūrėjų galbūt galima sakyti. Mes dalyvavom, visi kartu buvom suburti vienoj stovykloj, kur išgirdom šiek tiek daugiau apie jaunimo veiklą, jaunimo organizacijas ir mums visiems labai patiko būti kartu ir tuo pačiu supratom, kad galim kažką naudingo, smagaus nuveikti kartu. Mes nelabai žinojom, ką reikia daryti, kaip reikia daryti, bet visi turėjom labai didelį norą. Norėjom keisti pasaulį, norėjom prisidėti prie Rokiškio jaunimo veiklos, kad atsirastų ta galbūt tikslesnė savoka jaunimas, veikla, pasimatytų, pasigirdėtų. Tai labai turėjom didelį norą, bet neturėjom visiškai žinių.
Tai vad, kai buvo projektas Jaunimo mainai lobių ieškotojai, kur mes keliavom po Lietuvą skirtingose vietose, vienintelė nakvynė buvo planuota miegoti palapinėse. Ir būtent tą naktį lyjo baisiai, buvo didžiulė audra ir labai daug buvo piktų dalyvių kitą dieną, kaip jūs šiandien numatėte audros, mes čia visi šlapiai, kur čia mums džiovinti rūbus, daiktus, buvo labai daug piktų žmonių ir kaip susidoroti su ta situacija ir nepriimti jos asmeniškai ir tiesiog nepykti ant savęs, kad nenumatėm lietaus, nes ir meteorologai nebūtinai numato lietų tą dieną, kai turi būti. Laimė. Jeigu šiaip toks jausmas ateina, tas džiaugsmas, kai pasisekė projektas, tas asmeninis didžiulis džiaugsmas, kad pavyko ir mūsų sunkaus darbo vaisiai atneša tokį labai labai didelį pasitenkinimą. Tai man šypsena kelia jaunųjų lyderių klubas ir tai, kad tu gali pamatyti, kaip idėja tampa rezultatu. Labai daug davė man lyderių klubas. Pirmiausia, tai tikriausiai pasitikėjimo savim ir savo jėgom. Ir kad aš galiu tai, ką aš sugalvoju. Kad tas kelias nuo idėjos iki rezultato yra įmanomas ir sunkių darbų užsidegimu galima pasiekti daug. Ir šiandieniniai savo darbo veikloj naudoju labai daug dalykų, kurių išmokau jaunųjų lyderių klube. Tas pats organizavimas, koordinavimas renginių, darbas komandoje, konfliktų sprendimas, visi šitie dalykai labai daug davė tiesioginės patirties ir dėl to darbe šiandien yra lengviau kalbėti prieš auditoriją, daryti prezentacijas, daryti konferencijas, seminarus, nes pradžia buvo jaunųjų lyderių klube. Tai labai gera investicija. Dabartinis jaunimas yra truputėlį santūresnis, mažiau išreiškia save, reikia dėti daugiau pastangų, taip sakant, išlukštenant juos. Aš esu Tautvilė Jasilevičiūtė, buvus JTLK narė, buvus Rokiškio jaunimo organizacijų sąjungos apvalus stalas valdybos narė, aktyvistė, VU studentė. Aplamai apie JTLK labiau taip sužinojau dalyvaujant vasaros stovykloje Pulsas 112. Buvo pirmoji mano stovykla jaunųjų lyderių klubo organizuojama. Ir kai pamačiau, kad ant jaunimo pečių krenta tokia didelė atsakomybė, kad jie patys imasi ir viską daro, mane labai taip maloniai nustebino būnant dalyvės stovyklos. Ir kažkaip pagalvojau, eina savo, čia kietas dalykas yra. Dar noriu paminėti Youth Festą, kur jauni žmonės galėjo diskutuoti, klausytis muzikos ir įgyvendinti įvairias veiklas. Ir aš manau, kad visos tos idėjos, kurios gyvavo Youth Feste, galėtų ir toliau gyvuoti ir turėti tąsą. Įvairiai sekėsi. Sakyčiau, kad su festivalio organizavimu augau ir aš pati. Ir palyginus 22 metų festivalį ir 23 festivalį matosi labai didelis skirtumas ties veiklų spektru pačiu, ties festivalio įdomumu, nes 22 metais labiau save ribojau ir turėjau tokią klaidingą iš esmės mąstyseną, kaip viskas veikia, kaip vyksta organizavimas, kad žmonės, kurie organizuoja, jų reikia kuo daugiau ir turi juos prikalbinti. Bet 23 metais pasimatė, kad iš tikrųjų tas noras žmonių organizuoti yra tas variklis visų renginių, kurie įvyksta. 23 metais organizuotam festivalyje, tai kai grojo didžėjus ir nuėjau jau šiek tiek atsikvėpti, irgi prie visų prisijungti, pašokti ir tiesiog kai mačiau, kai girdėjau tą muziką, kokie didžėjus groja, kai mačiau žmonės aplinkui, kurie linksminasi, tai toks viduj
pilnatvės jausmas pasijautė, kur gerai, padarėm gerai, išrinkom visai gerą didžėjų ir visi tiesiog džiaugiasi tą aplinką ir pačiai toks, net, jautrumas net užėjęs buvo tuo momentu. Tai esu Aidas Vagonis iš Rokiškio. JTLK atėjau būdamas 15 metų, čia buvo 2005 metai ir man atrodo, tuo metu klubui buvo 1 metai, tai aš tokia kaip ir gavausi antroji karta, tai visai buvo senokai. Ir buvau visai ilgai, aš organizacijoje aktyviai gal kokius 4-5 metus ir po to likusi laiką taip labiau šalia stengdavausi atvažiuoti ar tai į mokymus organizaciją, plus aš, ar tai mokymus žaliems. Tai visą laiką kažkaip atrodo buvo kažkiek šalia. Dabar dirbu įmonėje OB Telesoftas, nelabai didelė įmonė, bet esu vienas iš įmonės vadovų ir bandom keisti pasaulį IT sprendimais. Vieną prisiminimą, kurį aš nuolatos karts nuo karto prisimenu. Tai buvo vienas pirmųjų dviračių žygių. Organizavom vidurys vasaros, mes važiavom pro, man atrodo, Lietuvos ministrų pirmininkų takais ar kažkas tokio. Vienoj vietoj sustojom, tiesiog šnekam, bendraujam ir mes tiesiog su Goda stovim ir žiūrim vieną skraidančią musę. Jis skraido ir matas kažką šneka, mums pasakoja. Ir mes žiūrime tą musę, ir tiesiog jis skraido ir tol, kol man tą šneka, tuo metu ta musė man tai tiesiai į burną. Žup, ir išskrenda. Ir man tas tiesiog paspringo kalbėdamas vidury ir pradėjo kosėti. Ir mes taip ilgai žvengiam nuo to. Tai yra niekinė situacija, tai nėra kažkoks super įvykis, bet jis buvo toks juokingas. Galbūt labiausiai prisimenu ir man toks jausmingiausias ir svarbiausias, tai buvo dviračių žygis Mink ir būsi sveikas, kai mes 2008, prasidėjo viskas 2007 metais, bet sugalvojom važiuoti ir numinti dviračiais iki Nidos. Viskas prasidėjo absoliučiai atsitiktinai, kad tuo metu susitikau su vienu draugu ir jisai sako, aš nusipirkau dviratį, gal kažkur važiuojam, numinam kažkur. Ir mes pradėjom galvoti, faina, galbūt davai kažkur važiuojam, numinkim ir kalbam, o tai kur minam, kur važiuojam, o davai numinam iki jūros. Tai davai, o davai gal dar kažkam bus įdomu irgi minti. Aš tuo metu buvau klube ir galvoju, hei, ar tai nebūtų nuostabi idėja projektui ir pabandyti tą suorganizuoti. Tai nuo viso šito pokalbio ir idėjos gavosi situacija, kad bandėm rašyti kelis projektus ir į Europos fondus, ir į vietinius fondus, tai į Europą niekur nepraėjo, bet iš Rokiškio savivaldybės gavom kelis tūkstančius litų tuo metu ir nuo tos idėjos ne dviese minėm, bet dar sugebėjom pritraukti iš viso 14 žmonių ir mes visi dviračiais nuo Rokiškio iki Nidos numinėm. Kiekvieną vakarą darydavom aptarimus, kad mes kaip komanda ten nesusipyktumėm, kad važiuotumėm, darydavom įvairiausias veiklas. Tai buvo gana įspūdinga. Ir po to su ta bendruomenė taip pasibildinom, kad gal dar kelis metus iš eilės visai dažnai darydavom susitikimus. Keli žmonės iš to važiavimo neseniai atsiuntė video ir parašymą, kad žiūrėkit, bus JTLK klubo gimtadienis, gal norit visi vėl susitikti. Irgi būtent to projekto dalyviai, 14 žmonių, kurie važiavom, nes prisiminimai tik patys geriausi. Tai aš esu Julija Trumpickaitė, šiuo metu esu Akvilės prekės ženklo vadovė ir beveik prieš 10 metų buvau jaunųjų lyderių klubo prezidentė. Mes ten 4 merginos, kuriuom ten 16-17 metų, organizavom tarptautinius mainus, kur susikvietėm žmonės ten iš 6 šalių, kurie 10 arba 20 metų buvo vyresni už mus ir mes šitokios 4 visiškai nelabai apie gyvenimą suprantančios merginos bandom jam paaiškinti, kaip pastatyti bokštą iš makaronų. Tai, ką aš matau iš šalies, tai yra jauno žmogaus pokytis. Ateina tas jaunas žmogus į organizaciją, nedrąsus arba kaip tik tais labai drąsus
bet nežinantis, ko jisai nori, nežinantis savo tikslo, nežinantis tos savybės jo yra stipriausios. Ir būtent organizacijų jis gali atrasti save, išsilukštenti save. Ir ypatingai tiek per mokymus, per įvairias veiklas ar pačius projektus ir renginius, vat būtent čia tas jaunas žmogus prisiliečia prie realaus gyvenimo ir pajunta, kas tai yra atsakomybė. Kokia organizacijos nauda jaunam žmogui, aš manau, kad geriausiai galėtų atsakyti pats žmogus. Suvokiau, kiek mes turėjom galimybių, patirties, mokytis iš kitų, būti tame visame kame, kad dauguma mūsų bendramžių neturėjo to. Ir mes kažkaip atrodo, pradėjom viską anksčiau, nei bent jau mano ten sutikti vėliau žmonės ir taip toliau. Nes aš pirmą savo renginį suorganizavau, kai man buvo 16 metų. Dažniausiai retas kas turi tokią galimybę tai daryti. Ir turbūt kai kas gal net ir nenori arba neturi tokios galimybės daryti visą tą gyvenimą, tai man atrodo, tos patirtis ir apskritai suteiktos galimybės, kurias mes turėjom be proto anksti, jos tu nori ar nenori, jos tau padėjo gyvenime ir toliau, ir ten karjeroje, ir būti laisvesniu, šiek tiek mažiau bijot dalykų, būti ekstravertiškesniu, eit bendraut, siekt. Taip pat, man atrodo, labai svarbu tai, kad mes turėjom be proto daug galimybių, padėjo ties tuo, kad tu tiesiog esi laisvesnis šiek tiek svajot, bandyt daryt dalykus, bandyt kažkokius savo projektus kurt, arba nebijot, nežinau, kažkokių kitų karjeros krypčių sienas. Tu supranti, kad tu gali turbūt padaryti bet ką tik tai sugalvoji. Aš šiek tiek negalvodamas apie nei ten, kaip tu tai padarysi, nei kiek tau sunku bus, ar čia įmanoma, ar neįmanoma, tu tiesiog bandai kažkaip eiti ir daryti. Ir man atrodo, visą tai būtent ir atėjo iš JTLK patirties ir būtent buvimo tenais. Aš esu Lukas Vadickas, aš Jaunų lyderių klube veikiau keletą metų ir šiuo metu dirbu Jungtinės karalystės parlamento bendruomenių rūmuose. Mano dabartinės pareigos yra pokyčių vadovas. Dalinai yra susijęs su tuo, ką pradėjau veikti Jaunų lyderių klube. Dar pamiršau paminėti tėvo gitarą, kuri buvo tiesiog Jaunųjų lyderių klubo vizitinė kortelė, nes rengti tokį festivalį, kuriame dalyvauja 5 užsienio grupės ir kurios atvažiuoja į Rokiškį ir groja. Ir visa tai buvo rengiama jaunų žmonių rankomis. Tai buvo didžiulis iššūkis tiek jauniem žmonėm ir labai didžiulis pasisekimas Rokiškiui, kad toks festivalis vyko. Pirmas projektas, kurį mes rengėme, buvo tėvo gitara. Tėvo gitara buvo tas pirmas kartas, kai mes organizavome tarptautinį renginį. Tai buvo ne tik mano pirmas organizuotas, bet ir pirmas dalyvautas tarptautinis jaunimo mainų projektas. Tai buvo visos pirmos patirtys sudėtos į vieną krūvą. Nuo išankstinio planavimo vizito, kai pirmą kartą užsieniečių grupiai pristatinėjome anglų kalbą, kai planavome, ruošiamės tam renginiui, kai pagaliau gavome visus tuos svečius, kurių taip ilgai laukiame, jaunuolius iš 7 šalių, 2 grupės iš Italijos, Latvijos, Lenkijos, Turkijos ir Portugalijos. Ir vėlgi tas matymas, kaip viskas atrodo planuose ir kiek laiko užtrunka sukurti kažkokį renginį. Tai buvo tas pirmas išmokimas, kad nuo projekto idėjos, kurią sugalvojom dar 2008 metais iki projekto įgyvendinimo 2009 ir kaip visas tas procesas vyksta. Lyja buvo toksai unikalus būdas paklausti kiekvieno miesto organizacijų, žiūrėkit, pas jūs vyko salės mūšis, o kas jums šiaip patinka? Ir jie ten Chembra mėgsta šokti, jie kartu mumis pastatė šokį Kaune, mes susitikom su labai įdomiais žmonėm, kuriem labai patinka viduramžių kultūra. Ir ta istorija, ta kelionė per istoriją iš tikrųjų buvo labai įdomi tuo, kad mes galėjom pažinti kiekvieną miestą, kiekvieno miesto jaunimo organizaciją būtent per tą prizmę, kuri yra jiem artimiausia. Tai čia buvo toks ganėtinai unikalus dalykas. Take It buvo įdomu tuo, kad mes kalbėjom būtent apie jaunimo atstovavimą. Tai buvo susijęs su tuo, kaip jaunimas skirtingose šalyse gali įsitraukti į savivaldybės veiklą,
kaip jie gali sprendimus, kuriem jie yra įdomus. Ir vėlgi, tai buvo toksai dar viena prizmė, ką galima nuveikti jaunimo mainų projekte. Tai čia buvo tokie projektai susiję daugmaž su jaunimo mainais, o dar vėlesnis projektas Move It buvo, kai teko prisidėti prie metodų kūrimo. Mes kartu su keliomis organizacijomis skirtingų šalių kūrėme metodinį leidinį, apie tai, kaip įtraukti jaunimą. Ir vėlgi, tai buvo didžiulė akis atverianti patirtis tuo, kad tai, ką mes turime jaunų lyderių klube, tai, kad mes galime fokusuotis į tokių bendrųjų kompetencijų vystymą, į viešąjį kalbėjimą, į projektų rašymą, į planavimą, į organizavimą renginių. Tai nėra taip paprasta ir tai nėra duotybė visose šalyse. Mes atrodo, kad mes pradedame nuo labai tolimo taško savotiškai. Jeigu pasižiūrėsi į kitų organizacijų darbą, tai dažnai būna susijęs su tiesiog socialinė integracija ir darbu su tuo, kad vaikai galėtų sėkmingai mokytis mokykloje, o mes galvojame apie tai, kaip mes galėtume sėkmingai integruotis galbūt į tolesnį gyvenimą. Didžiausia dovana, kurią davė jaunų lyderių klubas ir už kurią be proto aš esu dėkingas visiems žmonėms, kurie buvo ten, o ypatingai Birutei, kuri buvo tas mūsų kritinis draugas, kuris neleido nueiti lengvesniu keliu ir visą laiką sukūrė sąlygas, kad mes galėtume save išbandyti, tobulėti, klysti ir išmokti. Tai jaunų lyderių klubas iš esmės padėjo didžiulius pamatus gebėti mokytis. Tai padarė per keletą labai tokių kertinių momentų, kurie, manau, yra artimi kiekvienam lyderių klubo nariui. Tai visų pirma, mes išmokom ir aš išmokau, kaip svarbu yra aptarimas. Ir kad tai yra dalis to tokio ciklo, kaip mes mokomės, kad patirtis, aptarimas, išvados ir vėl to pritaikymas yra tokia viena didžiausia dovanų, kuri iš esmės toliau ir lydėjo mane per visą tą karjerą. Jaunų lyderių klubas taip pat parodė nuostabų dalyką, kad bet kokia idėja yra tik tai kelių paraiškų atstumu nuo įgyvendinimo. O šiaip jaunimui tai linkiu tikėti organizaciją, įsijungti, įsitraukti ir veikti. Būti smalsiems, žingeidiems ir visą laiką svajoti. Nubėgi į kopą smėlio prie Rio. Ryte šilta rasa nuo medžių išgėrė. Pradėjo graustis dar net nesuklydę. Žvalgausi atgal, bet žinau, kad negrįšiu. Nesislėpsiu, kad verkiu, nors žiūri tūkstančiai akių. Nesiskauda, taip lieju kartybę. Nevaidinsiu, kad džiaugiuosi, pradėtas jaunas kraujas bus. Nesiskauda, taip lieju kartybę. Nubėgi į kopą smėlio prie Rio. Ryte šilta rasa nuo medžių išgėrė. Pradėjo kraustis dar net nesuklydę. Žvalgausi atgal, bet žinau, kad negrįšiu. Nesislėpsiu, kad verkiu, nors žiūri tūkstančiai akių. Nesiskauda, tai lieju kartybę. Nevaidinsiu, kad džiaugiuosi, pralietas jaunas kraujas bus. Nesiskauda, tai lieju kartybę.